Man atrodo, tai, ką pasakė Karolina Meskino, turėtų išgirsti kiekviena Lietuvos moteris, nes šitas jausmas, patikėkit manim, tikrai nesvetimas daugeliui. Jaučiuosi pagrinde taip, kad stengiuosi susidraugauti su savim, kas man atrodo taip svetima ir taip net nenormalu garsiai tai sakyti. Tiesiog jaučiuosi taip pametus, žinokit, save per šitus 5,5 metų. Tiesiog viskas taip greitai vyko ir dukrytė, nėštumas, taip toliau. Ir aš taip įkritau tiesiog į kitus žmonės ir jaučiuosi taip, kad visą laiką dariau tiesiog viską dėl kitų. Buvau kažkokia apsėsta. Nežinau kaip jums, bet man šitas jausmas, kurį įvardino Karolina, viską dariau dėl kitų, stengiausi ir pamečiau save, yra be proto artimas. Šitas jausmas be galo artimas todėl, kad žmonės gyvena ne savo gyvenimus. Tai yra tėvų sudėti šablonai ir mąstymo, ir elgesio. Ir aš pati, geras berniukas, gera mergaitė ir visi kiti tėvų ten kontrolės ir fizinės bausmės ir taip toliau. Visa tai yra mumyse. Klausimas, ką daryti, kaip iš to išeiti? Labai paprastai. Sesijoje įsiaiškinam, kaip tu gauni tą rezultatą. Kokiais veiksmais ir kokiu mąstymu atvažiuoja iki rezultato, kuriuo nesi patenkinta. Ok, tada mes žiūrim, kokio rezultato tu nori, kaip nori, kad būtų. Ok, ir tada mes žiūrim, kokie veiksmai, koks elgesys ir kaip tu nori jaustis, papulti tą naują realybę. Ir tada mes žiūrim, kas trukdo. Kuo tu tiki, kas tau trukdo, kad negali papulti į ten, kur nori. Jauti, kad kažkas yra ne taip. Bet pakeisti pati negali. Ateik į nemokamą sesiją. Niekas per galvą neduos.